Kuo toliau, tuo labiau rietavo miškų urėdijos tverų girininkijoje esantį spėjamą Lopaičių šventvietė neduoda ramybės mokslininkams ir entuziastams tyrinėti Žemaitijos senovę. Kai kas jau tyčia ar ne apie šventvietę kalbėdamas pamiršta pridėti žodį spėjama, o tai sukelia vis naujų ginčų. Neabejotina tik tai, kad šioje vietoje žmogus pridėjo ranką prie akmenų, patvariausios žiloje senovėje medžiagos norint ką nors įamžinti. 2006 metų vasarą Lopaičiuose lankęsis Vilniaus universiteto gamtos fakulteto geologijos katedros vedėjas profesorius Gediminas Motuza patvirtina kolegos geologo Antano Jaso kategorišką nuomonę, kad šiaurinėme Aitralės upelio šlaite gulinčiame akmenyje iškaltas laivelio simbolis žmogaus rankų darbas. Žinant spėjimą, kad toks pat simbolis iškastas ir pietinėme šlaite, o prie jo guli akmuo su natūraliai atsiradusia laivelio formos nuoskala, galima kalbėti ir apie atsitiktinumus, ir apie tikslingą žmogaus veiklą. Be to, ir šaltinio prie upelio iškrovos vieta irgi tokios pat formos. Šaltinio vagelės pasirodo iš vakarinio šlaito, todėl anot Simono Daukanto jų vanduo turi stebuklingų galių. Kvepia mistika, tačiau regis nieko mistiško čia nėra. Ultravioletiniai saulės spinduliai turi baktericidinių savybių, o intensyviausi jie yra anksti pavasarį ir kasdien nuo 10 iki 14 valandos, net tada, kai dangus apsiniaukia. Kaip tik tuo metu jie šviečia į iš vakarinių šlaitų tekantį vandenį. Regis, prieš šimtmečius žmonės suvokė saulės poveikį ir matyt ieškojo būtent tokių šaltinių kaip Lopaičiuose. Tai gali būti dar vienu argumentu, kodėl žemaičių protėviai kūrėsi prie Aitralės upelio. Ir pakabink vėl paudoklį veikia. Pagaliuko. Dar vienas žmonių gyvenimą prie spėjamos šventvietės patvirtinantis argumentas - vos už kelių šimtų metrų esantis Pribitkos kapinynas. Jį sunaikino statybininkai, bet archeologai dar spėjo patyrinėti ir nustatė, jog žemaičiai savo gentainius amžino poilsio čia guldė jau prieš 2000 metų. Be to, tik 2007-aisiais paaiškėjo, kad upelio pavadinimas gali būti netikras. 1949 metais darytame miškotvarkos projekte dabartinės Rietavo miškų urėdijos tverų girininkijoje per Lopaičius tekančios Aitros atkarpa vadinama pilies vardu. Čia ant Lopaičių piliakalnio buvo pilis, virė gyvenimas.
Šis faktas niekam nekelia abejonių, tik verčia dar labiau ieškoti, koksgi gyvenimas čia buvo. Žvilgsniai vėl krypsta į kitame Pilies upelio krante esančią spėjamą šventvietę. Tačiau regis ieškoti reikia ne tik čia. Verta pasižvalgyti ir ten, kur žmogaus akis dar nebuvo užkliuvusi. 2002 m. gruodžio mėnesį archeologijos ekspertas Bronius Dakanis ataskaitoje apie tyrinėjimus Tverų apylinkėse rašo: tuometinį tankų Tverų apylinkių apgyvendinimą patvirtina ir Tveruose aptikti to laikotarpio bei panašaus laikmečio Pribitkos kapinynai. Tverai siejami su 13 amžiaus antrojo ketvirčio Žemaitijos kunigaikščių Vykintu, kuris, kaip nurodo Ipatijaus metraštis, vadovavo žemaičių kariuomeniai Saulės mūšyje 1236 metais. Be to, nustatyta, kad paties Lopaičių piliakalnio, vadinamo pilimis, vakarinis šaltiniuotas šlaitas griūva į Aitralės upelį. Sutvarkius želdinius piliakalnyje, reikėtų parengti jo šlaitų sutvarkymo projektą ir paruošti šią Žemaitijos ir Lietuvos istorijai svarbią vietą lankymui. Nuo piliakalnio atsiveria įspūdingas vaizdas į mažai urbanizuotas Tverų apylinkės, leidžiančias suvokti šios vietos svarbą Žemaitijos gynybinėje sistemoje prieš kryžiuočių ordiną, beje, labai primenančiąją Vilniaus. Vos keliems mėnesiams praėjus po šio archeologo pasiūlymo, Rietavo miškų urėdija užsakė Lopaičių piliakalnio ir kelio jo link sutvarkymo projektą. Prasidėję darbai atvėrė tokius istorijos liudijimus, jog žado netekę mokslininkai tik aikčiojo ir ilgai nesiryžo prabilti apie spėjamus Lopaičių šventvietę, dolmeną, Žynių kapines ir kitus radinius. Tai ir buvo iki šiol neregėto susidomėjimo Vykinto laikų Žemaitija pradžia. Lopaičiuose apsilankiusi astromineralogė Audronė Ilgevičienė sako, kad skirtingų metų čia buvusios 4 šventvietės. Pirmoji, anot Ilgevičienės, atsirado prieš 7000 metų. Po kiek laiko jis sunyko, vėliau atsirado kita ir vėl pradingo metų versmėje. Paskutinioji, 4, įkurta prieš 700 metų. Tokie samprotavimai, tuo labiau astromineralogės skelbiama žinia, jog čia stati palaidoti smurtinę mirtimi mirę 2 žyniai, kvepia mistika. Tuo žodžiu žmonės vadina iki šiol nepaaiškintus reiškinius, kuriais palyginus neseniai buvo žaibas, vėjas, judantis dangaus šviesuliai. Kai žmonės pagaliau išmoks skaityti juos supančią informaciją kaip pradžios mokyklos elementorių, pasirodys, jog nieko mistiško ir antgamtiško nėra, yra tik buvę nepažinti gamtos dėsniai. O kol kas išspėjamos observatorijos Gręžinio, Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto geologijos katedros vedėjo, mokslų daktaro Gedimino Motuzos vadovaujamos ekspedicijos paimtame grunto pavyzdyje ištyrus žiedadulkes nustatyta, kad prieš 7000 metų čia buvo gili duobė. Žinant, kad Ilgevičienė tą patį skaičių minėjo anksčiau, nei Geografijos ir geologijos institute buvo ištirtos žiedadulkės ir kad spėjamos observatorijos šlaite 45 cm gylyje rasta puodo šukė, vėlgi galima manyti apie išskirtinę Lopaičių reikšmę. Tuo labiau, kad jau aišku, jog šiose vietose žmonės gyveno seniai.